Sakau, kam čia pasakot? Man tai jūras čia. Esu įsekęs, nes priešinausi tinklinį. Ir vis tiek pralašiau. Remigijus dabar bijo ateis, kuris yra. Jo, mes pradėjom tą... Iš tikrųjų, aš kai tikėjau, galvoju, kad tikrai visi turi būti arba pamokslininkai, arba šlovintojai, arba tarnautojai prie durų. Daugiau aš kitokį nežinojau. Nu ir irgi galvojau, baigiam tokia buvo 2 savaičių kursai, manęs paprašė papasakoti tą istoriją iš tikrųjų. Ir reikėjo ten ruoštis, pamokslauti ir atsiskaityti. Tai aš, mūsų toj grupėje buvo gal 20 merginų ir kokie 3 vyrukai. Tame tarpe mano žmona buvo ir štai atėjo ta diena, kai reikia atsiskaityti. Tai iš tikrųjų aš, kai gyvenau pasaulyje, aš negalėjau prieš žmonės iš vis kalbėti, įsivaizduoju. Pas mane buvo toks didelis kompleksas iš tikrųjų. Ir kai būdavo vestuvės, daleiskim, aš staigiai prisigerdavau, kokius 5 stikliukus, kur už kampo. Nes reikėdavo pasakyti pasveikinimus, tai kad turėčiau drąsos, aišku, ten paskui pasakydavau tą pasveikinimą. Bet reikėdavo man prisigerti iš tikrųjų. Tai, kad aš čia stoviu ir kalbu, tai yra jau man stebuklas labai didelis. Bet kai irgi atėjo ta diena, kai reikėjo pamokslauti iš tikrųjų. Aš visą naktį ten ilgai ruošiausi, ką kalbėti, kažką apie kosmosą atsimenu, norėjau pakalbėti, kaip Dievas sukūrė čia viską. Prieš tai nubėgau į tualetą, grįžau ir atėjo mano eilė. Ir aš atsistojau, pradėjau kalbėti. Ir toksai stalas buvo per vidurį ir mano žmona kažką... Į mane žiūri ir šnipžda kažką. Aš nieko nesuprantu, mane numuša nuo temos. Aš vėl pradedu kalbėti, na jau, kažką tai ten aiškinu. O aš taip atrodžiau maždaug kaip profesorius. Ir pradėjau pamokslauti. Ir iš tikrųjų, negana to, jinai atsistojo, priėjo prie manęs ir pradėjau išsekti mano kelnių klyną, kurį aš iš to siaubo užmiršau užsisekti. Ir galvoju, dabar tegu žemė prasiveria, aš prasmengu ir man bus geriau negu čia stovėti. Nežinau, ką daryti, reikia telktis. Užmiršau visą pamokslą. Kol grįžom namo, aš visą kelią tylėjau. Neturėjau žodžių. Ir tikrai supratau, kad ne pamokslininkas. Siūlau kiekvienam atrasti savo dovaną. Dievas tikrai parodys. Ir atėjo laikas iš tikrųjų, aš meldžiau Dievą, kad Dievas parodytų tą pašaukimą, nes kažką norėjau daryti dėl Dievo. Ir tikrai Dievas atsako. Ir po kelių savaičių, ar kiek ten praėjo nedaug laiko, mes susirinkom pirmą skyrių Kaune. Pradėjom kažką bendrauti, aš tiesiog norėjau pabūti tarp tokių pačių vyrų, kaip aš mačiau, kad nedaug yra bažnyčiose vyrų, galvoju tikrai kaip apie 10%, jeigu bendrą kiekį paėmus. Ir aš sėdėdavau balkone mūsų bažnyčiai ir vis laik žvalgydavausi, žiūrėjau, kodėl vyra neieško Dievo, kodėl jie taip sunkiai ateina pas jį. Ir kada atvažiavo misionieriai iš Amerikos, iš tikrųjų papasako bendrijos viziją, aš aiškiai žinojau, kad tai yra atsakymas į mano maldą, kad Dievas mane čia pastatė, kad tą gyvenimo istoriją iš tikrųjų aš galiu laisvai dalintis, pasakoti tai, kas įvyko mano gyvenime. Iš tikrųjų buvau vargšas, be Dievo, vienišas, ieškojau tos tiesos ir visą laiką jausdavau, kad tai, ko nekenčiu, aš darau. Kaip iš manęs pavogdavau kažką, aš buvau piktas. Kai aš vogdavau, aš to nepastebėjau, nors man buvo gėda. Ir taip toliau, žodžiu. Bet kai šaukiausi viešpaties su ašarom, nors jo nepažinojau, jį atėjo
mūsų draugai ir atvedė mumis į bažnyčią. Ir buvo kaip gerai išgirsti tą naujieną, kad visos nuodėmės tau yra atleistos iš tikrųjų. Aš prieš tai nieko nesupratau, aš girdėdavau bažnyčio kažkokias frazes iš Biblijos, Petras ėjo vandeniu ir man tai tikrai buvo fantastika kažkokia. Kai žmogus ten eina vandeniu, kaip iš pasakos. Ten drakonas paspjaudė ugnim, kaip pasakose būna ar panašiai, tai čia Petras ėjo vandeniu, man tas pats. Ir aš galvoju, kad tikrai religija yra kažkokia tai legenda ar pasaka, kurią žmonės tiki, kad jiem būtų geriau. Bet kai iš tikrųjų tas realus Dievas, kuris pakeičia žmogaus širdį, paruošia tave ir tu supranti, kad jis iš tikrųjų atleido tau visas nuodėmės, kad jisai mirė už jas ir kad davė mums amžiną gyvenimą. Ta vakarą mes su žmona buvom labai laimingi, galėdami jam atiduoti savo visą nuodėmių naštą. Aš visą laiką jausdavau tuštumą savo viduje, nes kad ją užpildyti aš įvairios dalykus dariau. Iš tikrųjų buvau priklausomas nuo alkoholio. Eidavau į filmus vieną po kito ir kol sėdžiu filme, žiūriu, gėris laimi man gerai, bet filmas baigėsi, išeina ir vėl ta tuštuma tokia. Ir nesupranti, kas tau yra iš tikrųjų. O ta vieta skirta Dievui. Bet kai jisai atėjo, iš tikrųjų, supratau, kad tie žodžiai realūs jau yra, kad jis ateina žmogaus vidų, apsigyvena, išvalo tos namus ir padaro mus laisvus nuo nuodėmės. Aš 3 metus bandžiau mesti gerti, stipriai sportavau ir į darbą jau ir vakarė eidavau į treniruotės, bet kai ateidavau savaitgalis, aš visą laiką praleisdavau restorane arba alaus bare. Ir niekaip negalėjau savęs pakeisti. Bet kai priėmiau viešpatį, man dingo noras po to pirmo vakaro. Aš tikrųjų aš kitą dieną nesikeikiau, įsivaizduojat, aš Dievo neprašiau, bet kitą dieną iš mano burnos neišėjo ne vienas keiksmažodis. Aš tarnavau rusų armijoje ir tikrai buvau įvaldęs gerai tos dalykus, bet sakau žmonai po darbo, žinok, šiandien aš nesikeikiu, kas jinai pagalvoja ir man sako tas pats. Supratom, tikrai realus Dievas, jisai. Tai, kas parašyta, yra viskas tikra. Ir toks stiprus tikėjimas atėjo. Pajaučiu meilę žmonėms, ko anksčiau. Aš tą meilę gal buvau porą kartų savo gyvenime patyręs, tai kai buvau mažas vaikas, būdamas gamtoj. Ir vieną kartą, kai mes futbolą žaidėm, toksai dauniukas žaidė mūsų komandų ir man tos gailestis atėjo. Aš taip supratau, tikrai tas gailestis buvo ne iš manęs. Bet ir Dievas duoda mums patirti kažkokius tai momentus. Ar per kūrinyje, arba per kitus dalykus. Bet kai jį priėmiau ir tas ateina jo pilnatvė, ta jo meilė, iš tikrųjų pradėjau mylėti visus žmonės. Ir aš kažkaip, kai mes šlovinom, iš tikrųjų atėjo man tokie žodžiai pasakyti, kad mes neskubėtume teisti vienas kitą. Kad mes priimtume vienas kitą kokie esame, nes yra labai lengva nuteisti žmogų. Ir mano gyvenime buvo toks atvejis irgi. Aš buvau tik įtikėjęs, gal kokie metai 2, gal 2 jau buvo. Buvau raštą gerai žinojau ir buvau teisus, labai savo akyse teisus. Tikras Dievo vyras iš tikrųjų. Ir mes padarėm su bendrija tokį turistinį žygį, pasiėmėm plaustą ir su mumis buvo iš katalikų bažnyčios 2 klierikai, kurie norėjo tapti kunigais. Ir mes kartu nešam tą plaustą ir vienas beidamas užkliuvo iš medžio šaknies ir taip priebė nusikeikė iš K raidės, taip garsiai. Ir aš savo širdį dabar galvoju, kas jo čia pakvietė, ką jie čia daro su šventais žmonėmis. Iš viso man čia nesąmonės. Ir aš tikrai širdį labai jas nuteisiau. Tai įsivaizduokit, aš tada prekiavau automobiliais, išvažiuoju į Vokietiją. Ir mano situacija, aš matau pamestą piniginę, aš noriu ją paimti, kažkas prišoka kitas ir sako man, einam pasidalinsim. O jau tas žmogus, kur pametė, nueina. Ir aš sustingau staiga ir einu dalintis jau tos pinigus su tuo artistu, kur čia vadino viską. Ir einam, ir jau dabar girdžiu Dievas kalba, o ką tu dabar darysi su tais pinigais? Aš jau stengiuosi aiškintis prieš Dievą, gal kaip mes dažnai darome. Dieve, atiduosiu Algiui, pasi 5 vaikai, pusę savo pasirinksiu. Verslas
sunkiai sekasi, reikia kažkaip pragyventi, štai. Nesvarbu, kad ten pametė, tas pinigus aš jau to nesvarstau, kad ten. Ir žodžiu, nuėjom į mišką dalintis, atbėga tas jau kur pametė. Sako, nematė čia tu, aš pamečiau piniginę. Ne, nematė. Čia matys. Nu ir jisai taip paploja. Vienas tas susikišo tą piniginę čia, kur jau mano naparnikas vadinamas. Ir randa pas jį piniginę. Ir sako, nu, bėgo policiją pakviesti, sako. Ir jau aš krikščionis jau visai prastai pradėjau jaustis. Kaip jautėsi į skardyklą įdabar. Ir jis nubėga. O aš jau su to savo padėlininku. Ta sako man, tu bėg dabar į vieną pusę, o aš į kitą. Ir bėgo, ten Vokietijoje tokie krūmai aukšti spigliuoti visokie iš keturių. Aš per tos krūmus kelnes susiplėšiau, ranką susiraidžiau. Jau įsivaizduoju, kai mane supa policijos mašinas, tai labai greitai, jeigu reikia apsups. Ir jau baigėsi jėgos, tada atsisėdau ant suoliuko ir sėdžiu, galvoju, o dabar tai aš prisidirbu. Ir dar negana to pasižiūriu į mano piniginę, ten ne tik, kad tų pinigų nėra, bet ir mano jau nėra pinigų. Ir aišku, grįžau tenai, kur mes numodavom butą. Ką daryti? Tai nu prisigerti vis tiek jau šakės. Nuo Dievo geriu konjaką, neima. Sako, važiuoju į raudonus kambarius ten pas merginas, laiko praleisim. Niekas neveža kažkaip. Dievas įsaugoja iš tikrųjų. Ir man paskui įsivaizduoja tik tai mintis. Tai tu palauk, tu pažiūrėk, kaip tu elgeisi, kaip tu nuteisi žmogų ir kaip tu, koks tu esi savo viduje iš tikrųjų be Dievo iš tikrųjų. Jeigu ne jo malonė iš mūsų, tai vieno čia nebūtų. Ir tikrai, kai mes priimam vienas kitą, kaip broliai ir sesė, mes tikrai jo dvasia gali kažką daryti mūsų tarpe. Mes tikrai būnam laimingi, kaip maži vaikai. Tai būkit palaiminti.